Nu, labas Juste. Juste. Nu, labas, tai su kuo vėl kalbu, sunku pasakyti. Nu, tai nemalonu kalbėti, vien balsas žirgas, tai ką, žinau, vieną pat sėda, ką? Nu, tai Akirda pasakyk, kuo tu vardu. Jaunis gerai. Ai, nu, tokių nepažįstu. Ant ko? Tokių žmonių nepažįstu. O ką pažįsti? Pažįstu daug, bet tikrai ne tave. O tu kartais ne iš Gruzdžių? Iš kur? Ne iš Gruzdžių. Nu? Na, tai tada neturiu bendros kalbos su tavim jaučiu. Kodėl? Šiaip neturiu aš tenais patinkančių bendrauti draugų. Nu, jūs pasakysi, iš Gedinčio esu. Gedinčio? Nu? Na, iš ten, žinau, irgi neturiu pažįstamų. Bet labai malons, ne? Nesvarbu. Nu, ką čia vis tiek neturim bendros kalbos. Nu, tai palauktų biškutį. Nu, tai laukiu. Nu, tai kalbėk kažką jau ten jau. Kad man būtų smagu. O aš paskui... Kiek tau metų yra? Man? Na. 20 metų. Ne, duočiau daugiau negu 20. Kiek? Daugiau negu 20 duočiau. Man? Tau. Iš ko duotum 20 metų? Taip sprendžiam. Tai vadinas padauginai ir sumąstai paskambinti iš kažkur gavęs numerį. Iš ko? Iš savęs kažką. Aš turiu didelį telefonų knygą, žinau. Ta visą žinai? Oi, fainai tau. Radau... Pavyzdžiui, o tu nepaklausai manęs, ar aš noriu iš visų tavim kalbėti. Gal aš, pavyzdžiui, esu užsijėmas. Mano vyras tuoj pareis iš darbo. Kas? Vyras. Koks? Mano koks, negi baldiškas. Jam sakė, žiūrės kažkoks sen. Dar kas nors? Na, aš nesikuosiu, kad buvau stringęs jau. Tai tavo bėdos tada. Nu, jau kalbėjau, kaip pasakė, mano vyras paleisti, ką aš žinau. Na, tai aišku, aš ką, vyro negali turėti. Ne, tai biškai pasprengu ant tų žodžių, žinau. Kaip sakai? Ne, sakau, pasprengu ant tų žodžių kažkaip. Na, tai va. Nu, o tai girdi, ten nebus tokių variantų, kad galės pasai užvažiuoti, kur nors adresą rasti. Ne, nebus. Nebus? Ne, mano vyras pavydus. Ai, toks jis yra. O ir šiaip aš pati nelabai mėgstu pažinti tokias. A tai Gedinčių kaimas rasi? Net neišklausiu. Nu, tai aš padės tavo, tos jos visai paskui surastum. Nematau jokių reikalų. O kodėl? O va todėl. Nu, eitum, Tai ieškau pažinčių, kaip tau nedaeina. Nu, tai kaip pažins per telefoną, ką?